Sveiki, mano brangieji, ir šiandien mes su jumis pradedame 2024 metų taroskopo ciklą. Sausio mėnesiui taroskopas sekantiems metams pradedame kaip visada nuo avino. Ačiū visiems širdingai, kas esate su manim jau ilgą laiką, kas komentuojate, kas dalinatės, kas atsiunčiate žinutės, kas dėkojate, žiūrite, laikinate ir taip toliau. Ačiū jums labai. Po šio video irgi prašau pakomentuoti, kokie jums buvo 2023 metai, už ką jūs esate jiems dėkingi, kaip jums jie prasigroja, ką įsimintino paliko jūsų gyvenime. Taip, o mes šiandien turėsime 3 kaladės taro kortų ir 1 kaladę orakulo. Orakulas tai, tokia pranašystė, čia vadinasi angelų žinutė, kurią pabaigoje aš ištrauksiu jums. Taip, pradedame nuo išprotėjusio mėnulio taro kaladės. Jūs kaip visada, kol aš maišau kortas, galite irgi suformuluoti kažkokią intenciją, kažkokį klausimą savo aktualų, savo tą dilemą, kažkokią turimą problemą ir tiesiog mintimis pasiųsti tą intenciją, kad šio video metu jūs gautumėte savo naudingos informacijos arba atsakymą į savo rūpimą klausimą. Taip, tai pradedam nuo jūsų, mano brangus avinai, kaigi prasidės jūsų 2024 metai, sausis, ką jis jums atneš. Taip, sausis 2024, avinai, kas laukia? Taip, pirma korta pentaklių karalienė, antra korta 6 pentakliai. Ir 3 korta kardų riteris. Pentaklių karalienė. Moteris labai praktiška, moteris išmananti apie, sakykim, tai pinigus, apie tai, kaip jais disponuoti, jinai moka subalansuoti tas išlaidas ir pajamas, jinai apsvarsto viską į priekį, tokį suformuoja biudžetą, tai va čia galbūt ir jum patarimas, mano brangus avinai, pasirūpinti biudžetu į priekį, naujieji metai, sausis, laikas galbūt kažką tai suplanuoti, galbūt ten tas išlaidas kažkokias tai peržiūrėti, galbūt atrasite kažkokius sričių, kuriuose sakykim, taip, yra spragų, kurias galima būtų apmažinti, susiaurinti, aš nežinau, ten kažkaip, kur yra nebūtinos išlaidos, kur nuteka biudžetas. Tai va čia yra apie tai korta, toks patarimas jums, paanalizuoti savo išlaidų ir pajamų balansą, tą savo biudžetą, numatyti metams į priekį, kur pas jūs išeina pagrindinės išlaidos, kiek jūs galite sau leisti kažkur tai taupyti, kažkur tai atidėti, kažkokiem tai tikslam ir kaip jūs galite, sakykim, taip, kažkiek tai tas išlaidas sumažinti ir galbūt jau atkrenta tokie dalykai kažkokie, kurie buvo aktualūs praeitais metais, o šiais metais jau nebebus aktualūs. Tai va, čia yra toks patarimas, svarstymas, pentaklių karalienė, moteris apie pinigus, moteris, sakykim taip, moteris buhalterė, kuri moka suvedžioti tos galus, debitus, kreditus ir visa kita. Tai čia jau kaip metafora, aišku, aš sakau, tai va, būtų ne pro šalį taip ir pradėti savo metus. Taip, antra korta 6 pentakliai. 6 pentakliai šiaip yra labai gera korta to, kad čia apie tai, kad kažkokią piniginę paramą jūs turėsite. Arba yra antras aspektas šitos kortos, tai yra patarimas jums irgi pasižiūrėti, kur ir ką jūs galėtumėte paremti ir palaikyti, būtent finansinę prasme. Galbūt reikėtų dalį vėlgi kažkokių tai savo pinigų skirti kažkokiem geriem darbam paremti
tuos, kuriem to reikia, kažkokius kilnius tikslus, turinčius žmonės, kilnius projektus, arba, tiesiog žmonėm, sakykime, tiem, kam yra gyventi ir gyvenime netai pasisekė kaip jum, kaip mum, ir kuriem reikia irgi elementariai išgyventi, ir kiekvienas ten centas, taip sakant, kažkoks tai pinigas jiems yra pagalba išgyventi, čia jau išgyvenimo klausimas. Tai va, čia irgi patarimas iš vienos pusės taip tą savo biudžetą peržiūrėti, bet ar, sakykime, taip taupyti į kojinę dėti kažkur tai, aš žinoma čia biški su sarkazmu šneku, ar vis dėlto, kaip aš jums sakau, pažiūrėti, kur yra nebūtinos tas išlaidos, kur jie išeina kaip tą juodą duobę ir neatneša jokios prasmės, tos išlaidos neduoda. Tai galbūt iš ten galima būtų paimti į šitą sritį, būtent į šitą sritį, kaip aš sakau, į paremimą kažkokios tai organizacijos, kažkokių tai žmonių, kuriem to reikia, sergančių, vienišų, skurstančių ir taip toliau, alkanų. Ir, patys suprantate, aš jau čia nesiplėsiu, čia tiesiog kortų patarimas, galbūt labai gražu būtų pradėti metus būtent nuo kažkokio naujo tikslo, ir tikslas statyti savo, nusibrėžti ne kažkokį materialų, kad noriu ten, aš nežinau, automobilio remonto, gražios ten, nežinau, kailinių, o kažkokį nubraižyti tokį tikslą, kad norėčiau prisidėti ir būti dalimi kažkokio gražaus kilnaus projekto, kuris, tarkim, ar ten pamaitina kažkokius tai alkstančių žmonės pasaulyje, ten pasaulio šalyse, tuose, kur nėra galimybių, arba ten kiekvienas jų savo pagal tai, kas jam rūpi, kas jam atsiliepia, turėtų surasti tą gražų kilnų tikslą. Taip, ir sekanti korta yra kardų riteris. Kardų riteris tai apie ryžtą, drąsą, apie tai, kad galbūt reikės jums priimti kažkokį ryžtingą sprendimą. Tai yra tuomet, kai kardų riteris, jisai veiksmo žmogus. Tai yra aktyvumas, iniciatyva, tai yra tas žmogus, kuris moka veikti, moka iškart daryti, kuriam yra svarbu ne pakalbėti ir kažką tai, ten užsirašyti tuos tikslus, o kuris iškart imasi jų įgyvendinimo. Taip, tai va čia irgi jums toks patarimas, jeigu kažką tai nuspręsite, tai nereikėtų tai atidėti kažkur tai į labai ilgą, taip sakant, terminą ir kada nors padaryti. Tai yra apie tai, kad imkitės iškart veiksmų. Vėlgi, jeigu nusprendėte kažkam tai aukoti pinigus, remti kažką, suraskite iš karto fondą ir padarykite pavedimą. Arba padarykite ten kažkokį periodinį pavedimą kas mėnesį po tiek ir tiek, arba iškart išsiaiškinkite, jeigu tai savanorystė, užsirašykit į savanorius, tą savanorystės apmokymus ir taip toliau. Tai va, čia apie tai buvo kalba. Dabar imu aš antrą kaladę šviesaus pranašo taro ir žiūrim šviesaus pranašo taro, ką jum parodys, mano brangus avinai, kas laukia avinų sausio mėnesį. Traukiu kortas. Taip, korta magas, korta 3 taurės ir korta pentaklių riteris. Žiūrėkit, magas nuostabi korta, čia apie ką aš jums ir šnekėjau. Tai yra aktyvumas, iniciatyva, kūrybiškumas, tai yra žmogus veiksmas, tas žmogus, kuris pats kūrė savo gyvenimą. Jis ten nelaukia, kad jam visata Dievas kažką tai atsiūs ir nesiunčia savo ten, aš nežinau, kaip ten tų oro balionų su savo svajonėm į dangų, kaip ten būdavo tas svajonių, ar kaip ten jisai vadinasi, maratonas, ten norų maratonas populiarus kadaise, kai reikėjo ten į orą paleisti tą balioną su savo pririšus ten kažkokį savo norą. Tai čia ne apie tai. Magas tai yra kūrėjas. Magas tai yra tas žmogus, kuris savo svajonės įgyvendina pats ir kūrė savo gyvenimą. Jis
pagal magą žmogus suvokia, kad pagrindas visko yra veiksmas. Tik tai nuo veiksmo viską prasideda. Taip, yra žodis, mintis, bet sekantis žingsnis būtinai yra veiksmas. Ne tas, kad aš kažkur tai užsirašiau tą svajonę, tą tikslą, į sąsiuvinuką gražų padėjau ir laukiu, kol čia dabar viskas išsipildys, ar ten, aš nežinau, ten į visatą su kažkokiu ritualu išleidau. Taip, žinoma, ritualai yra, aš pati mėgstu ritualus, ritualai yra gražu, ritualai visokiom progom, taip, ten, sakykime, taip, pasikalbėti su Dievu, su visata, ten kažkur tai gamtoj paprašyti, kad tas ir tas išsipildytų kuo greičiau. Taip, bet čia yra, čia yra tik psichosomatika, čia yra žmogui kaip pagalbinė priemonė, kad jisai ten prote užsifiksuotų tas noras ir žmogus paskui sekantį žingsnį, žinoma, darytų viską to noro įgyvendinimui, kad jis visą laiką jam kažkur tai duotų tą strategiją, kaip jo greičiau pasiekti. Ir žmogus žiūrėtų visą laiką ir ieškotų tų galimybių, kaip tai įgyvendinti kuo greičiau ir kokiom priemonėm ir taip toliau. Ir prie to eitų. Tai va tuomet, žinoma, tie visi mūsų norai ir svajonės pildosi. Tik tai tuomet, kai žmogus suvokia, kad yra pats kūrėjas. Tai vat, jeigu dar yra tokių, sakykime, taip svajoklių, kurie tiki, kad čia vat kažką tai aš parašiau, pamiegojau padėjus po pagalvę, paskui ryte sudeginau ir ten pelenus išleidau į gamtą, į upę, dar kažkur ir sėdžiu laukiu, tai žinoma, nieko jūs nesulauksite. Tai pirmiausia, magija, mūsų magija gyvenimo, tai yra mūsų pačių veiksmai. Taip, sekanti korta yra 3 taurės. 3 taurės, matot, 3 draugės džiaugiasi gyvenimu, kažkur tai išeina, pramogauja, susivienyje. Tai čia tokia korta iš vienos pusės susivienijimo, galbūt ir bus ta magija, ne? Magija, čia dar nepaminėjau, kad čia būna naujos veiklos, naujos pradžios, kad jūs su draugais, su draugiam susivienysit į vieną komandą bendrą ir su kažkokiu tai tikslu, su kažkokiu projektu. Ir pradėsite jau kiekvienas su savo idėjom, kiekvienas turi savo kažkokius gabumus, vienas generuoja idėjas, kitas gerai administruoja, trečias gerai organizuoja ir taip toliau visada, kaip sakoma, vienas lauke ne karys, tai čia būtent apie tai korta, kad jeigu turite pagal magą tokių idėjų, svajonių, norų, tikslų, tai žinoma, jų siekti, tokių didesnių tikslų jau būtų gerai su bendraminčiais, surasti bendraminčius ir kartu eiti šiuo keliu ir tuomet jis sutrumpės ir pasiekti bus žymiai lengviau tų svajonių ir tų tikslų. Taip, ir trečia korta yra pentaklių riteris. Pentaklių riteris, matot, irgi žmogus eina kažkokiu keliu. Pentakliai tai yra gerai tuom, kad, sakykime taip, savo idėjų realizacijoms jūs turėsite finansinių lėšų. Jūs turėsite, sakykime taip, iš kur paimti tą finansavimą. Nes, žinoma, čia yra irgi viena iš svarbiausių sudedamųjų. Vėlgi atidaryti kažkokią veiklą, kažkokį projektą įgyvendinti, tai žinoma, niekas nepasistumės į priekį be finansų. Tai čia yra apie tai, kad jūs turėsite kur tai gauti, arba, vėlgi, gausite kažkokį ten paskolą, arba ten galbūt tiesiog galėsite iš kažkur pasiskolinti, surasite, žodžiu, surasite, galbūt kažką parduosite, irgi variantas, apsvarstykite, kas yra nebūtina, galbūt pas jūs jau stovi 100 metų kažkokių tai nenaudojamų daiktų, galbūt mašina jums nebereikalinga ir galite paspirtuku važiuoti kažkokių tai elektrinių dviračių minti iki savo darbovietės, arba viešasis transportas gerai važinėja. Žodžiu, kaip sakoma, norėjau rusišką pasakyti posakį, bet lietuviškai dabar neišversiu. Žodžiu, kai kažko tai norite, tai visada yra variantų ir visada protas išsisuka ir sugalvoja aibę visokiausių išeičių. Taip, ir imu trečią kaladę, svajonių taro.
Svajonių taro ir žiūrim avinai, kas laukia sausį. Svajonių taro, taip, čia jau bus sausio pabaiga, labai geras mėnuo pas jūs, mano brangus avinai. Taip, viena korta pati jau pasiprašė ir iškrito mirtis. Taip, ir dar 2 kortas paimsiu iš kaladės avinai, kas laukia sausį. Antra korta 4 kardai ir 3 korta 7 taurės. Ir dar paimsiu 4, tai tūzas lazdų. Žiūrėkit, mirtis tai yra transformacija. Labai gera korta, tai yra pokyčiai, didieji pokyčiai gyvenime jūsų, kuriuos, jeigu seksite visą tai, ką aš jums paminėjau, kursite, darysite, imsitės veiksmų, tai jūsų laukia jau, ne tą kortą ištraukiau, jūsų laukia jau mėnesio pabaigoje jau dideli pokyčiai, jau transformacija, jau jūs galėsite pamatyti ir apčiopti tą pokytį. Čia jau bus ne tik tai bla bla bla, ten žodžiai kažkokie, čia jau bus tuomet, kai pokytis jau prasidės. Taip, ta transformacija prasidės. Taip, 4 kardai galite susirgti. Gali jūs, sakykime, taip kažkokia liga, tikriausiai vėlgi peršalimas, kadangi, sezonas toks, jūs, nuo kojų gali nuvaryti, taip sakant, kad teks pagulėti keletą dienų lovai, pasigydyti, iš to, sakykime, taip kažkokio chaoso ar iš to rato, kuriam, suktis pripratote, reikės šiek tiek ištrūkti ir tai yra gerai, nes tai vis tiek yra poilsis, jisai yra visada naudingas, net jeigu čia ir liga, bet žmogus gali tiesiog sustoti, tiesiog pailsinti kūną, visas sistemas iš to lėkimo, bėgimo ir šiek tiek pabūti lovai 1-2 su savimi, tiesiog galbūt ir paklausyti geros muzikos, pasižiūrėti gerą filmą arba paskaityti gerą knygą. Taip. Ir paskutinė korta tūzas, tai yra lazdų tūzas, tai yra vėl labai toks periodas įkvepiantis, tuomet, kai jūs tiesiog būsite užsidegę, jūs turėsite tą motivaciją, jūs viskas motyvuos, draugai, artimieji, įvykiai, jums viskas seksis, tas užsidegimas vidinis, ta ugnis vidinė, kurią jums pavyks uždegti, jinai tiesiog liepsnos pilnų to tokių pilna ugnimi. Tai to ir laikykitės, mano brangus avinai, to įkvėpimo, tos būsenos, ko ilgiau stenkitės ją išlaikyti, tą užsikūrimą, kada užsikūrėt ir maksimaliai varot, nes tai yra žinoma ir gyvenimo variklis, tai yra ir stumiklis tų visų mūsų didžiųjų reikalų, pokyčių, transformacijų, apie kurias aš kalbėjau, nes žinoma, kažkokia tai apatija, vangumas, depresija, tai nieko neduoda ir reikalų į priekį nepastumės. O pagal lazdų tūzą, tai visada ta tokia vidinė, kūrybinė energija, vidinė ugnis, kuri dega pa žmogų, viduje, iš vidaus ir juos vedamas, jisai eina ir užkariauja pasaulį. Taip, tai tiek būtų iš taro kortų kaladžių ir dabar aš jums minėjau, kad šiandien aš ištrauksiu dar kortą iš orakulo. Angelų orakulas pas mane šiandien, tai dabar kol aš maišau kortas, galite tiesiog irgi suformuluoti arba savo kažkokį konkretų klausimą, kaip jums ten pasielgti tokioj ar tokioj situacijoje, tiesiog suformuluoti klausimą, ką aš turiu žinoti sausio mėnesį, ko aš nepastebiu, kokią žinutę man nori perduoti visata ir, kiekvienas pagal save kažką tai gali suformuluoti ir tuomet pasižiūrėsim. Tiesiog galite paprašyti patarimo. Duok patarimą, kaip man sausį geriausia būtų, išspręsti tokį ir tokį klausimą. Taip, ir aš traukiu kortą iš orakulo.
avinai, duokit žinutę avinam. Va, ir tai korta, žinot, kaip vadinasi kūdikis arba vaikas. Žiūrėkit. Tuoj aš paskaitysiu, ką šitą kortą nori pasakyti. Nu taip, čia yra patarimas to, kad jeigu jūs labai, sakykime taip, rūpinatės kitais, labai daug atiduodate save, savo širdies kitiems žmonėm, tai va čia yra patarimas įsiklausyti ir į save. Kad jūsų vidinis vaikas irgi nori būti mylimas ir nori būti dėmesio centre ir pajusti jūsų šilumą, švelnumą ir išpuoselėtas irgi nori būti. Jūs pamirštate save ir atiduodate visą savo energiją, šilumą, dėmesį ir meilę aplinkiniam žmonėm. Galbūt čia yra kalba ir žinoma apie tos, kurie atiduoda visą save, pašvenčia moteris, ypač vaikams, viską vaikams, viską apie vaikus. Ir tame yra jau pasimiršimas apie save, kad žmogus irgi turi skirti laiko ir kažkiek tai savo. Aš nekalbu apie tai, kad, apie tą meilę savo, apie kurią dabar iš kiekvieno, sakykime taip, kalba, iš kiekvieno kampo, nuo kiekvieno kampo. Ne, tai yra apie tai, kad tiesiog elementariai, kas yra meilė savo, arba kas yra tas savo vidinis vaikas, savo poreikiai, kad jūs irgi turite teisę kažkur tai pabūti silpna, kažkur tai išsiverkti ant pietuko, arba pas partnerį, arba pas draugę. Kažkur tai pasimesti, nežinoti, kaip pasielgti, suabejoti, kartais ir pagailėti savęs. Žinoma, į tą gailestį nereikėtų nukristi visai, bet ir nereikėtų būna toks perteklinis, per didelis jau reiklumas savo. Kai žmonės, ir ypač tai moterim būdinga, jau antiek laiko save tose, kaip aš sakau, geležiniuose rankose arba užspausto ir toj disciplinai, kad jinai jau nieko nebegali, jinai tik tai mato pareigas, ką jinai turi ir visiškai nebeleidžia savo jokių kažkokių tai, sakau, elementarių emocijų, kad yra irgi galima ir savęs pagailėti, galima pabūti kažkiek tai ir silpnai, galima ir nežinoti, kaip elgtis, ko norėti, su kažko tai pasitarti, nors ir atrodo suaugęs žmogus turėtų mąstyti ten racionaliai, logiškai, bet visi mes būnam visokie ir visokių gyvenimo periodų turime. Ir vienu periodu mes esame labai pasitikinti savimi arba racionalūs, logiški ir žinom, kaip elgtis ir turime ten aišku matymą ir net nesuabejojam ten kažkokium tai sprendimo priėmime, o kartais mes būname visokie, kartais pasimetę, tokie visiškai, sakykime taip, nuliūdę, nesugebantis priimti sprendimo, tai tuomet ir nereikia to savyje užgniaužti ir bijoti to parodyti, kreiptis kažkur tai pagalbos, kad ir galvoti apie tai, ką apie mane pagalvos, aš nežinau, ten mama, partneris, draugė, kad aš kažkur pakliuvau į kažkokią situaciją, nežinau dabar kaip elgtis, arba jaučiuosi labai silpna ir noriu ten paverkti ir tiesiog vieną dieną pabūti silpna ir kažkur tai visai parodyti tą silpnumą. Nebijokite to nebijokite, nes paskui yra visos tos psichosomatinės problemos, visi tie užspaudimai, visų emocijų, visi tie išreikia, iš pareigų, iš to, kad negalima, nes suaugusi, nes stipri, nes nepriimta, nes ką kiti pagalvos, tai
Galvokite apie save ir tai, kas eina iš širdies, iš sielos gelmių, tą ir darykite, tokia ir būkite, arba tokiais ir būkite. Taip, tai tiek būtų mano brangus avinukai. Ačiū Jums labai, kad žiūrite, ačiū labai, kad dalinatės, komentuojate, parašykite, kokie Jums buvo 2023 metai, kas buvo.